Labadiena, gerbiami mūsų žiūrovai, pasirašytojai, palaikytojai. Am, Pirmiausia, padėka. Ten tikriausiai pasižiūrėjo paskutinio video mano apie 11-12 tūkstančių žmonių, net 5 paremė tas žinias, tą turinį ir tą, ką aš nešu Lietuvai. 5 žmonėm iš visos širdies ačiū. Nu, 5 tai 5. Ir kągi, matot mano apsirengimą šiandien. Tiesiog geltonas kaip saulė. Šiandien šviesiu, kadangi bus šviesios žinios, patikėkit man. Ir žinot, kur iš karto gimė toks kalambūras ir, sakyčiau, taip ironija ir, sakyčiau, metafora. Šviesiu kaip saulė iš Maskvos. Žinot, kiek bus šitų, kaip ten tų pavarinėtojų. Petkus, saulė iš Maskvos. Agentas KGB. Čia bus va tiek to graužykų ir, kaip aš mėgstu sakyti, dabar ką mes parodysim laidoj, tiksliau jūs pamatysite, tai tų svirplių, paliegėlių ir visokių marmalų kakafonija. Jie nežino, kas vyksta. Aš šitą jums dabar parodysiu, bet pradžiai. Visa tai, kas vainikuoja šiai dienai šitos atrofijos, degradacijos lygį, tai ir mes pradėsim diskusiją ir laidą. Prašom. Pačią antraštę kažkieno santrauką apie, žodžiu, esmė to 90 dienų užėmimo Baltijos šalių, kad tiek užims Rusijai, yra apie tai, kad bus daužoma be boots on the ground. Taip. Ir kas man jau tada įstrigo tai skaitant, kas skamba kredibiliai, atrodytų, jeigu kas nežino, tai daužys Lietuvą infrastruktūrą, viską, kas įmanoma daužyti Iskanderais ir panašiai ir dronais tiek, kad mes pasiduosim. Aš manau, kad iš principo neįmanoma. Mus gali daužyti akmens amžių, mes nepasiduosim, nes mes jau ten buvom. Okay, čia viena nuomonė. O į akmens amžių mūsų niekada nesudaužys. Visada bus buržuika, visada bus žibalo lempa ir kažkokie radio imtuvai su batareikom. Ir jie, tai neįmanoma sudaužyti. Lietuva, nors ir mažytė, bet tokios teritorijos pilnai sudaužyti Iskanderais, kad čia mes ateitume ant kelienių, pakaks tų raketų, gyvenkim draugiškai, tas yra neįmanoma, mano manimu. Nu, gerai, tai aš grįžtu prie paties tyrimo, tas sudaužimas kaip atrodo. Na kągi, kas kažkiek masto, jaučia ir turi kito pasaulio savoką, tai iš karto supranta, žiūrėdami iš tą meduzinį organizmą, kad tai yra tiesiog tas organizmas, kuris bando pavaizduoti ką. Beje, šitoj formoj šiandienai gyvena visa Lietuva, visa opozicija ant tos platformos vienėsi, tai yra rinkimai. Kodėl aš taip teigiu, nors ten nebuvo nei vieno žodžio apie rinkimus. Jisai sako, mes kovosim, niekada Iskanderais mūsų negražins, o jeigu gražins akmens amžių, mes jau ten buvom. Palauk, tu, lėtasis pionierių, komsomolį ir taip toliau, ir su valatkų visokių kompanionė. Jūs Tarybų sąjungą laikot akmens amžiuje, kuriuome jūs buvot? O iš kur jūs gavote išsilavinimą? Iš kur Lietuva gavo atominę elektrinę? Mūsų didžiasias trasas, išasfaltuotas, Klaipėda ir taip toliau mokslinius institutus iš akmens amžiaus. Taigi, šiai dienai kaip technologinė Rusija mūsų bombarduos technologiškais Iskanderais, šitie visi idiotai, svirpliai ir marmalai nori sėdėti prie žvakučių, žibalinių lempų, buržuikių, įdomiausias žodis buržuikė pas jį yra, ne? Ir klausytis su batareikėmis kažkokios laisvosios Amerikos tikriausiai. Įdomiausia tai, kad kai jūs su buržuikėm sėdėsit, iš kur jūs gausit batareikų. Tai vat apie šitą idiotiją, kurią jie jums veda, kad reikia bet kokiu atveju kovoti iki paskutinio ukrainiečių ir lietuvio už ką. Jis nesako už valstybę, jis nesako už korporaciją, kadangi jis nežino, kas tai yra, jis reikia patį pagrindinį visiems lietuviam lozungą – už Lietuvą. Tačiau visi šitie marmalai ir kaip visos vadinamos sisteminės opozicijos, jiem šitam reiškiniu reikalingi kam? Tam, kad sudalinti jūs įvairias grupuotės ir jūs bėgtumėt į balsadėžės. Balsadėžė tarptautiniam masteliu vadinama urna. Urna išverčiu yra šiukšlių dėžė. Kur jūsų balsai eina, sveikinu, kad kažkas kažką pradeda suprasti. Taigi šitas akmens amžiaus nešėjas, nes jo tikslas ir yra tai, sunaikinti, todėl kad jis yra, kaip ten tas yra, bastardas, jo kraujas yra nelietuviškais, maišaliniais, neturi identiteto. Kas jis? Kad jis kalba lietuviškai šitas organizmas, tai jis nėra lietuvis.
Jis velia smegenis, beje, jų visų paskirtis yra jūs paklaidinti. Ir žiūrėkit, jeigu mes pasižiūrėsim jo lozungus, mes turim suvokti, kartoju, karas, rusai puola, kovosim už ką? Už valstybę, o jūs visi blaiviai suprantat, kad valstybės nebėra. Nu, vien tik pensijinių fondų tuštinimas jau vien tik ką reiškia, kad šiandienai vadovauja šitai korporacijai bankai. Tai tada mes eisim ir savo vaikus siūsim kovoti prieš rusus už korporaciją. Ar už tą valdžią, kuri šiandien jūsų vadinama išrinkta? Ar už tą valdžią, kuri Briuselė? Ar už tą valdžią, kuri Londonskė? Ar už tą valdžią, kuri, kaip sakant, ten Vašingtonskė? Už kurią valdžią jūs turit eiti nudvėsti? Apsispręskit. Žaisime dar mes šitą vadinamą valstybės imitaciją, ar suvoksim, kas mes patys esam ir kokių žinių mums trūksta. Ir šitas žinias, kam reikia, žino kur rasti, aš tikrai rodau atviruose šaltiniuose. Taigi, kodėl aš paliečiau šitą temą? Ogi todėl, kad projektas NATO, projektas Jevrosojuzas, projektas karas prieš Rusiją tęsiasi su giliausiomis mūsų filosofinėmis, išminčių, taktikų, strategų mintimis. Noriu pasidalinti. Na, iš esmės ir pagirti ministrą, kad jis tą daro ir paraginti tą daryti toliau. Ukrainiečiai gali būti dar vienu mūsų saugumo garantu ir čia reikėtų dėti didžiulės pastangas. Yra taip pusiau rimtai, pusiau juokaujama, kad jeigu JAV pasitrauktų, tai ukrainiečiai užimtų ministrė tą vietą NATO. Nu taip rimtai, nerimtai kalbant, ar ne? Čia... Šią dieną Ukraina yra viena iš tų keletos valstybių, civilizuotų valstybių pasaulyje, kurios turi tikrai didžiausią karinę patirtį, realią karinę patirtį. Technologijos tobulėja labai greitai ir be abejo, paskutinio mano vizito metu į Ukrainą tai nebuvo tiesiog diplomatinis susitikimas. Mes būtent ir vykom pasižiūrėti technologinius progresus, sprendimus, kaip viskas jungiasi į vienas bendras sistemas, kaip yra sąveikaujama tam, kad galėtume toliau greičiau diegti viską pas save. Va. Pasirodo, reziumuojant ir greitinant procesą, kad iš NATO iškritusią JAV pakeis Ukraina. Wow, Ukraina pakeis JAV. Kam jinai pakeis? Kokiu tikslu pakeis? Kai mes suvokiam, kad Ukraina šiai dienai yra dotuojama korporacija, tai mes šiai dienai suprantam, kad tas vadinamas naujasis Jevrosojūzo NATO ar karinis junginys yra tik agresnis. Ką aš ir sakiau, kad jų siūlomos pseudoekonominis modelis yra baigtinis ir jis yra bankrotinis. Jis bankrotuoja, jeigu nebus karo. Tai vat, mūsų šitie algeliai, visokie marmalėliai ir daug jų šiai dienai ir visokių pulkininkų, papilkininkų tik vieną įstumia. Priešintis, nugaišti vardan karo. Tačiau, mes šį dieną apžvelgsim apie tai, kas vyksta mūsų Lietuvos elitukėse ir aš jums pabaigoje įrodysiu, kad visa tai, kurie juda, jau yra nurašyta. Šitas projektas, šitas vadinamas scenarius yra baigtas. Žiūrėkit, šiandien su tokiu ekonomistu Hazinu iš Rusijos įrašiau laidą, kur aš padariau tokią vėlgi metaforą apie globalų pokerio žaidimą. Žiūrėkit, sėdi tie vadinami globaliniai projektai ir žaidžia pokerį. Nu, kas žaidė pokerį prie stalo, tas ypač vaizdiškai gali šitą savo susiformatuoti. Taigi, sėdi vadinamas Jungtinės Amerikos valstybės, kurios žaidėjas nuo Jungtinių valstybių projektų yra Trumpas. Ką jis daro? Jis turi kortas, jisai žviegia. Beje, yra toksai Guogas LT, kuris taip elgėsi prie stalo pokerį pasaulio čempioną, kuris žviegia, daro isterijas ir tokiu būdu ant kitų važiuodamas, tyčiadamasis ar kažką tai ten makaluodamas daug rankomis ir isterijose, jis bando savo partnerius ir visus žaidėjus išmušti iš vėžių ir tokiu būdu savo blefę nugalėti, nes jis imituoja stiprybę ir jėgą. Taigi, tai yra Jungtinės valstybės su paraudonavusiu, kaip sakant, Trumpo Kristaus gydančių veidelių. Mes dabar tokie memai. Antras svarbiausias žaidėjas dabar pasidarė vadinamas Izraelis, kuris yra nebaustinas. Sėdi Izraelis, kuris turi kortas, kurios yra nulinės ir visos muštos, tuščios, bet daro vaizdelį, kad jis vienintelis iš visų žaidėjų pasaulyje turi flash royalį. Viską auksinį. Tai jisai tipo, kai padės ir visus nugalės iš karto, visi turės jam pasiduoti. Nu, tas vadinamas 1000 metų šabatas. Trečiasis, mesijas ir šventikla. Ten nėra kortų, ten tuščia. Blefas. Sėdi Iranas su islamiškuoju pasauliu,
Beje, kurį atidaužė tas pats Trumpas kaip obuolį. Visas, žinot, čia fanarai, visas ištynės, visas kreivas, sudaužytas, bet vaizdas su kortom toks daromas, kad ne jis gavo į lempą ir į dūdą ir į lūpdažį, bet jis davė kažkam į lempą ir lūpdažį. Taigi vėl kortos tuščios. Sėdi Kinija, kurį atstovauja Xi Jinping'is, kaip žinia, ir daro veidą, to, žinote, bulvė tokia, visa tokia, žinot, labai rimta, akytės primerktos, žiūri į kortas ir daro vaizdą, kad tik jis vienintelis turi poker face'ą. Ta tokį, žinot, tokį išmintingą, kurį nieks negali išmušti iš jokių vėžių. Ir tik jis vienintelis moka žaisti tą patį pokerį. Ir Xi Jinping'is su Kinija blefuoja. Šiandien įdomus momentas buvo, kai aš pasakiau, kad Indija iš vis po stalu ir daro vaizdą, kad jos nėra prie stalo. Tačiau mane pataisė, aš to labai laimingas. Ir koreguodamas pripažino Hazinas, kad pasirodo Indija ir yra tas užkulisinis žaidėjas su savo elitais iš ne virš valstybinio, brangiai, o be struktūrinio lygio, kuris pirmas numeris valdo tą vadinamą globalinis parašytą iš ten scenarijų. Tačiau, kaip mes matom ir pakalbėsim, šitas scenarius lūžo, reiškia Indijos korta tuščia. Taigi žiūrėkit, jeigu mes apibrėžiam ES, kuri daro vaizdą irgi laiko kortas ir vaidina, kad jos nieks nepaturėjo ir iš išgąsčio pridarė jau pampersą po stalu, nors laikydama kortas daro, kad jinai labai drąsi ir bando sukurti projektus su Ukraina į karą prieš Rusiją, turi irgi tuščias kortas. Klausimas pagrindinis. Jums iškiltų objektyvus ir turim įnešti korekciją, kasgi dalina kortas. Jie visi turi ir žaidžia su jau išdalintomis kortomis. Ir kas šito paklaustų klausimo, tai ir būtų tas protingiausias, kas suprastų bestruktūrinį žaidimą. Tai va iš ten ateina ir jis tas yra dalintojas kortų. Nors imituoja, kad kortas dalina Indija. Vakar juokas. Tačiau apibrėžiau visą šitą žaidimo šou modelį per metaforas ir palyginimus tam, kad jūs suprastumėt, kad visi žaidėjai šiai dienai blefuoja. Visokiais būdais bando įrodyti už stalo, kad jie stipresni ir kažką laimės. Dar kažkas pastabus iš žiūrovas iškart paklaustų, Inelį, sakau, dilin, saulelė Maskvos, ne? Kur rusai? Va čia mano mintimis, tai žinot, rusai yra tie, kas šiandienai elgėsi tikriausiai gudriausiai. Aš turiu omeny ne rusai kaip rusai beje, o tas klanas su Putinu, kuris žaidžia ir vadovauja Rusijai. Rusijai kaip korporacijai ir Rusijai kaip tautos daliai. Tai yra kaip tauta Rusija, valstybė dar ir korporacija Rusija. Ir žiūrėkit. Putinas šiai dienai laksto aplink stalą ir visiems siūlo kavą ir arbatą. Jums kavos ar arbatos? Jam kavos ar arbatos? Ir. O gal jūs norit dasipirkti žetonų? Gal jums trūksta? Mes jums duosim žetonų. Mes jums parduosim žetonų. Kodėl aš taip sakau? Žiūrėkit, Putinas ką dabar sako ir Europai? A jūs norit naftos dujų? Mes parduosim. Kinijai norit? Parduosim. Norit Indijai? Parduosim. Kam norit, tam ir parduosim. Jums resursas, jūs galėsit toliau žaisti. Suprantat, koks Putino šiandien žaidė? Putinas išėjęs ir jis neturi kortų. Iš šitam žaidimui pilsto tą vadinamą, jeigu norit, ant ugnies po biškį, tai plašina benziniuko visur lakstydamas aplink stalą. Jisai sako, norit JAV draugaujam, su Trumpu buvo sustikęs. A norit, sako, Evrosojuzui draugaujam, galim kurti ekonominės naujas platformas. Su Kinija ir Indija kuria dirbtinį intelektą. Iranui sako, nori, su mumis susitarsi, tu iš vis saugus būsi. Izraeliui buvo, tarp kitko, su Netanjahu Putinas prieš keletą metų pastatė tokį paminklą Leningrado žuvusiems atminti žmonėms per blokadą, kuri vadinasi, tarp kitko, skirta Holokostui, kur buvo naikinami Rusijos žmonės Leningrade, o žydai pripažino, kad yra dar vienas holokostas. Labai rimta tokia skulptūra, vadinasi, jeigu aš dabar atsiminsiu, yra verkianti liepsna ar verkianti žvakė. Tai buvo globalinis ženklas, kad Putinas žino žydų žaidimą. Ir jis vėl sako, neapsiraminsit,
jum bus galas per galą. Nu, galas būna, žinot, dviejų galų. Tai yra galas nesibaigiantis arba labai baisus, greitas, bet labai skausmingas galas. Ir vienas ir kitas variantas beje žydų netenkina. Taigi šiai dienai Putinas lakstydamas aplink stalą siūlo visiems galimybę iššokti žaidimą, įeiti į kitą projekciją. Ir tarp kitko dabar mėgiamiausia visa tema, tai yra, kasgi atsitiko su Magyaru, tai yra Orbano pralošimas ir Vengrija. Daug nediskutuosim, kadangi nėra šiandienos temos esmė, mes grįšim prie, kaip aš jau sakiau, po mėnesio, kadangi mes turėsim pamatyti pagrindinį elementą ir ženklą. O dabar aš jums pasakysiu jo parametrus. Kai jūs stebėsit, jūs suprasit, ką aš noriu pasakyti. Žiūrėkit, susikerta didysis liūtas, tai yra popiežius. Su kuo? Su Trumpu. Ir Trumpas sako, jeigu aš nebūčiau Baltuosiuose rūmuose, šitas, kuris nuoja čia krapšto, nebūtų popiežius. Tai yra, Trumpas pametė, kaip čia sakoma, krantus. Kodėl Trumpo yra isterija? O gal tai nėra isterija? O gal tai yra sugalvotas projektas? Juk žiūrėkit, Trumpo konfliktas su popiežium, kuris yra krikščionybės lyderis, o krikščionybė šiai dienai dominuojanti yra Jungtinėse Amerikos valstybėse, todėl, kad ten yra lotynų gyventojų Amerikos, Meksikos ir taip toliau ir taip toliau. Tai yra, vesdamas į šitą konfrontaciją ir konfliktą, Trumpas ką skatina? Teisingai, konfliktą viduj Jungtinių valstybių ir jis veda į griūtį. Kad Trumpas su savo autoritetu ir J.D. Vance'u nieko nepadėjo Orbanui, visi šitą pamatė ir jie pralošė Vengrijai. Šiai dienai Trumpas pasirodė kaip neįgalus UAB vadovas ar manageris. Vengrija buvo pralošta. Tačiau, jeigu jūs pagalvosit, kad Vatikano chebrytė ir Opus Dei yra debilai, tai jūs labai suklysit. O todėl, kad pamatysim vieną ženklą, kad Magyaras yra vadinamas Trojos arklys, kuris pagamintas iš to pačio lizdo kiaušinis. Ir kada tai pamatysit, kad tai įvyks prisidavimas. Kada Magyaras, kai bus oficialus premjeras, padarys tam tikrą pranešimą tautai, kai jis jau čia bus inauguruotas, ir kur jisai bėgs, brangieji, gauti palaiminimą. Pas popiežių liūtą. Kai tik mes pamatysim šitą ženklą, mes suprasim, kad projektas Vengrija, kaip vadinamas sergėtos ir kurios projekto Intermarium, toliau vyks pagal numatytą scenarijų. Tačiau kelių dienų diskusijose iškilo kita versija čia tarp, žinot, protingų kurmių. A jeigu Magyaras neprisiduos ir jis pradės griauti projektą Intermarium, žinot, ką mes pamatysim? O pamatysim tai, ką aš jau rodžiau, kad jūs galite įvesti į Google, berods projektas vadinamas Kinijos ir Rytų Europos partnerystės valstybių, taip sakoma, vadinasi 17+1. 17 plus valstybių ir plus Kinija. Tai ir buvo, kad Kinija per šitą projekciją traukia į savo įtakos sferą projektą Intermarium. Dėmesio klausimas. Kaip, kas, kur, kada, atsimenat? Jeigu Magyaras griauna tą lyderystę Vengrijos šitam projekte, reiškia, jis nukirtinės Kinijos įtaką 17+1 projekte. Jūs šitą suprantat? Du variantai. Arba Magyaras šitą projektą Kinijos įtakos sugriaus, o tai yra šilko kelio tęstinumas, arba nuėjęs į projektą su Vatikanu, o Vatikanas šiandien akivaizdžiai, kas mato antrinius, tretinius ženklus, kaip sakant, žvalgybinius, pasirinko Rusijos pusę, Magyaras pasirinks Vatikano Intermarium projektą su Rusija ir projektas Intermarium sėkmingai turės tapti buferinę zoną. Rusija, buferinė zona, islamizacijos procesas vakarų Europoje, deindustrializuotai. Suprantat, kur pajudės? Visą tai mes labai aiškiai pamatysim. Kadangi projektas Intermarium, reikia suprasti, negali egzistuoti be Rusijos resursų. Todėl visas stalas pokeristų
suprasdamas, kad jeigu jie kažkas tai iš jų, kažkokio tai elitų neužvaldys Rusijos resursų, negalės išgyventi patys. Jų žaidimas visas tuščias. Kortos pataps auksinėmis tik pas tą, kas valdys ir pasisavins Rusijos resursus ir ją pradės valdyti. Ir dabar, sakau, sėdžiu Maskvoje ir matau, kai keliamas nepasitenkinimas Putinu, kai bando jie ekonomiškai taip išvest tautą su blokavimu visų šitų informacinių priemonių, YouTube, Čia daug labai erzelinių, labai žmonės kelia, kad jie išeitų ir pagaliau nuverstų Putiną ir čia leistų padaryti Maidaną. Šitas vyksta. Antras momentas. ES pažadėjo, kad tuoj tiek užvers dronais Ukrainą, kad tuoj viską jinai nušluos į Rusiją, kas yra visiškas absurdas, todėl kad niekada dronais nenugalėsi gyvų karių. Tai pirma. O antra, Budanovas, spec tarnybų teroristas, pasakė, kad Ukraina išvis ant lūžio taško. Energetikai liko 1-2 degtukai ir jos neliks. Jūs galvojat, kad kažkas Rusijoje iš to nežino? O jūs nepastebėjot, kiek Rusijoje valymų Rusijos elitų ešalonuose? Taip. Rosatomo, Rosnano, tas, kas kūrė visas šitas silicio priemonės, mikročipus, pseudotechnologijas, dirbtinius intelektus, šitie reikalai. Kiek suėmimų vyksta? Net Šoigu artimiausios Hebros ribetus renka. Prieinam prie įdomiausio momento. Jūs nepamiršote, tai rodžiau straipsnių, galite pasižiūrėti. Briuselėje visai neseniai praėjo tam tikri įdomiausios kratos, ten kažką gal suėmė, net apklausos buvo. Spaudimas ant von der Leyen vyksta dėl COVID. Ir žiūrėkit, vardinu, Europoje pajudėjo įdomus vandenis, kad kažkas stuktelėjo į tam tikro elitukų į pakaušį. Iš vienos pusės ir į lūpdažį iš kitos. Rusijoje vyksta labai rimti suėmimai. Labai rimti. Aukščiausio rango generolai ir vadybininkai, menedžeriai. Ir žiūrėkit, pas mus prasideda istorija su Skverneliu. Dabar noriu atžymėti, tas, kas jeigu daro yra žmonių nuo 19-20 metų, kas mane stebėjo, mūsų viena, kaip sakant, kolektyvas vienu momentu išviešino medžiagą apie vadinamosios korporacijos Lietuva registraciją. Dokumentai buvo tokie internetiniai, kad Lietuva UAB kaip korporacija valdo toks statytinis Skvernelis. Jo, ne prezidentai, ne, Skvernelis. Dabar šitos medžiagos su ugnim, su žibintais dieną skaičiausia internete nerasit. Todėl noriu kreiptis, gal kažkas turi vadinamus skrinšotus arba nuotraukas nuo tų laikų, kas tą medžiagą įsisaugojęs, tai jeigu man į ainis.petkus@gmail.com paštą atmestumėt, aš parodyčiau. Aš atsimenu šitą medžiagą, bet kadangi buvo keista jau daug kompiuterių, keista informacinių visokių priemonių ir saugyklų, aš šitos medžiagos neturiu. Taigi, Skvernelis buvo paskirtas korporacijos Lietuva vadovo. Ir šiai dienai, alio, be 5 minučių, smūgis į Skvernelį. Noriu pasakyti vieną momentą. Skvernelis nėra asmuo, Skvernelis visas milžiniškas rimtas klanas. Ne Švabas, ne tik pas Grybauskaitę, dargi ir jie atvažiavo ir pas visus marmalus. Tai buvo ženklas, kad pripažinti klanai. Dabar dėmesio. Pašnekam apie tai, ką menedžeris Skvernelis atvedė į Lietuvą. Jis puikiai finansavo ir stūmė visus LGBT partnerystės daiktus. Čia viena. Jo rankytėmis pasirašyti multimilijoniniai 10 milijonų projektai apie ką, ogi apie žalę energetiką. Ventiliatoriai, šviesos batareikės, kurias beje stūmė Kinija. Nepamirškit niekada. Jo rankytėmis ir jo chebrytės rankomis buvo spaudžiami daiktai, kad jūs turėtumėt pirkti elektromobilius, tai yra mokesčiai didinami buvo dizeliui, keliamos dirbtinai kainos
ir naikinami seni automobiliai. Į ką šitas smūgis buvo nukreiptas? Teisingai, į senesnius pagyvenusius žmonės arba žmonės, kurie turi rajonuose ir kaimuose mažesnės pajamas. Taigi buvo pagal Švabo teoriją ir visą medžiagą dydžio nunulinimo naikinamas tas baisusis neekologiškas transportas. Prie jo būtent milžiniškos lėšos buvo įpintos ir įjungtos, kai transformavo mūsų, pavyzdžiui, Vilnių, kai iš didelių gatvių pasidarė mažytės gatvelės, padaryti visokie paspirtukai, pintukai ir kiek buvo išjungta naudingo ploto, kad transportas važiuotų ir nebūtų kamščių. Tačiau viskas buvo padaryta pagal žalį ekologinį projektus, tam, kad atimti žmonių mobilumą ir galimybę judėti, norint įrodyti, kad jūs turit gyventi 15 minučių mieste. Taip, čia viskas hebra ta, kuri susijusi su Skverneliu. Žinot, kokie tai yra klanai? Ir pagrindinis prizas, kas atvedė COVID į Lietuvą. Manau, jums nereikia neatsakyti. Taigi, tačiau per ką buvo susmūgiuota į jų klaną? O buvo susmūgiuota į klaną per vadinamas korupcinės schemas, kuri kliuvo ir Starke, didysis Mohikanas. Tai yra visos vadinamos augaliniai kyšių, visų šitų daiktų, tarnyšių daiktai, kur ėjo milžiniški pinigai, legalizuojant tam tikrus produkcijas, vykstant per sieną. Ką tai reiškia? O tai reiškia, kad jūs turit ant akių įrodymą, kad Skvernelio klanas Skvernelis buvo pastatytas tas partokratinės mafijinės struktūros viršūnės antgalis kontroliuoti LT, Madein LT sieną. Taip. Jie buvo visų šitų modelių kūrėjai. Jie kontroliavo visą kontrabosą. Kontrabosą ne tik maistinį, ne tik cigaretinį, bet ir technologinį. Nes viskas vyko, viskas važiavo. Kas gavo už tai navarą? Žinot, kas vyrė kiaušinius ir tas, kas nuvirusių kiaušinių lieka, kas tuo maitinosi. Va. Ir į tokį klaną dabar prokuratūra ir spec tarnybos susmūgiavo. Pasakysiu tik vieną tokį retorinį klausimą. O kas leido smūgiuoti tokius gigantus, kur Starkiai kliuvo? Tarp kitko, noriu, tokį vieną intro pasakyti. Atsimenat, buvo didelis skandalas. Iš Baltarusijos negrai bėga, afganistaniečiai bėga, tuoj mūsų Iranas okupuos, mums volačius Lukašenka tiek veža, lėktuvai skrenda, vis kyša mums negrus, kyša ir mes tuoj per Lukašenką žlugsim čia, mūsų tuoj va. Atsimenat šį isteriją? Nebuvo, kaip jūs galvojat, bendras projektas? Buvo ir jis buvo paruoštas pagal Švabo tam tikras tendencijas. Taip juokinga, aš dariau jau seniai laidą ir paklausiu tokį atsaką. Kas sustabdė visą tą isteriją? Kad mes pradėjom daryti tada Karžygyje, kuris buvo sunaikintas irgi specialiai per tam tikrų šnipų rankas, beje, padarėm laidą ir aprašėm šitą situaciją, mes parodėm ir pasakėm kitą, kad sustabdė vienas iš stabdytojų įdomių užkulisinių, nors kaip yra oficialių, bet užkulisinių, kuris valdo, kaip kiek kartų jau sakiau, labai aukštas žinias ir prieiga prie jų, tai yra Anušauskas. O vykdytoja šito stabdymo, nes buvo ministrė, buvo Bilotaitė. Atsimenat, kiek Skvernas putas leido, ten kvietėsi ant kilimo, ten kažką bandė pasakyti, o mes pasakėm, tu durnelis. Bilotaitė ne tavo dantim. Kas gavosi? Jis gavo į lūpdažį, apsiramino ir šitas cirkas, tada ministrei Bilotaitei vadovaujant, kadangi jinai turi aukštesnių žinių, buvo sutvarkytas. Ir staiga dingo visa migracija. Ir vėl visi šitą pamiršo per 3 sekundės. Kodėl visą laiką Trumpas sako, žuvytėm gupjam užtenka 2 savaičių atminties. Čia buvo ypatingai labai svarbus Lietuvoje judesiai, kadangi tai irgi kuravo ir uždengė tam tikro kampai rimtų specialiųjų tarnybų. Grįžtam prie Skvernelio. Smūgis į Skvernelio klanus ir visos tos sąstatus, kur ir įkliuvo Starkevičius konservų Mohikanas, rodo, kad šita korupciniai visi mechanizmai, kuriem buvo leista oficialiai egzistuoti, yra gilūs, labai stiprus ir ten visi jose sėdi. Visi. Ten tokie Epšteinai, kad miau. Tačiau vienas yra momentas. Kai išėjo šitas tas Masiulis, kuris įsivaizdavo dar tais laikais, berods 16-17, kad jis bus toj premjeru, jį pasodino už kyšį, į bonkutę, kur kyšo Aurus, ta visa daina su Tulpe ir Grybauskaitė.
Jis buvo pasiruošęs priduoti visus Masiulis. Kodėl nepridavė? Vietoj to, kad priduoti, jis parašė ką knygą. Tarp kitko, viena bėda, kad aš tos knygos neskaičiau, aš remsiuos savotiškais tik tais apibūdinimais, Masiulio žodžiais. Kad jis toje knygoje turėjo tiek visus atverti, visas korupcijas ir visai tautai parodyti, ajajai, kai baisu Lietuvoje visi korupcionieriai. Taigi, Masiulis išeina, sakysim taip, išeina jo knyga, turėjo būti skandalas, turėjo būti išviešinimai. O žinot, kur vėl sutapimas? Masiulio knyga su išviešinimu apie Lietuvos korupcionierius kažkaip sutapo keistai su artėjančiais Epšteino failais. Nieko nesiasocijuoja? Atsakau. Masiulio visa šita schema buvo pilnai sukalibruota su Epšteino failais tam, kad vienu ypu parodžius, kad valstybė yra nefunkcionali kaip socialinės valdymo formatas, turi būti anuliuota. Anuliuota valstybė, anuliuoti jos išrinktieji institutai ir asmenys ir būtų turėjo pakeisti menedžeriais. Suprantat, Epšteino failai, Masiulio išviešinimas ar kitos knygos ir informacija turėjo vienu ypu nuimti valdininkus Lietuvoje vat išvis ir turėjo atsirasti statytiniai menedžeriai pagal UAB Ukraina Zelenskio pavyzdį. Tačiau žiūrėkit, paukšt ir viskas sustojo. Anglijoje skandalai, kur turėjo net Starmeris atsistatydinti. Tyla. Europos Sąjungoje tyla, pas mus taiga Masiulio knygą nustumė, nereikia. Epšteino failus nereikia. Kodėl? Korporacija neateina. Tai vat, kai aš rodžiau jums, algi, lėtai, nes jeigu pasigreitai, tai pasi kažkas judėtų, va čia, pasi lėtai ir viskas sustingi. Jis yra tik tais vienos nacistinės, kaip sakant, krypties transliuotojas. Tai vat jisai veda jūs prie UAB korporaciją, pripažinimo, kad viskas, kas buvo ten, valstybė yra blogai. A visa tai ten, kur mes būsim gyvensim akmens amžiuje ir už tai mes kovosime už tą akmens amžiuje, dvėsim, yra gerai. Visa Švabo nunulinimo politika jums ant akių. Taigi grįžtam prie Skvernelio. Smūgis į tuos klanus, į jų visą šaknyną yra labai gilus. Jeigu jau yra jo aplinkos žmonių turtai areštuojami, reiškia prokuratūros, ribetai užsimė rimtai. Aš visą laiką sakiau ir labai seniai, kad genprokuratūra yra globalinio prižiūrėtojo nuosavybė. Globalinio. Tarp kitko, jeigu jūs pastebėjot, žiūrėkit, visos policijos, visi teisėsaugininkai, spec tarnybos, kratos, viskas, ką jūs norėtumėt padaryti, ten pavyzdžiui kažką, turit gauti parašėlį iš kur? Teisingai, iš genprokuratūros. Genprokurorai sankcionuoja visus veiksmus. Čia ne tik Lietuvoje, visam pasaulyje. Tai yra reiškia, kad per tam tikrus instituto, kaip sakant, vektorius iš viršaus yra nuleidžiami teritorijų valdymai. Taigi genprokuratūra ne šiaip savo iš lemputės sugalvojo susmūgiuoti į tokius elitinius klanus. Nepamirškite covidas. Prie covido mes dar eigoj grįšim, kadangi mums rudenį ruošiamas covidas numeris 2. Ir klanas, kuris atveda covidą ir visą šitą mūsų transformaciją, išlėkė iš žaidimo. Ką tai reiškia? Šeimininkas sako, covido numeris 2 nebus. Ir kai Baltarusija dabar su pilna užversta trašų, o mes imituojam kažkokias vadinamas sankcijas ir nepaimam trašų ir norim savo tautą pasmerkt badui, ir čia šeimininkas sako, ei, menuleigiai, nenustosit šito žaist, nupūsim bado žaidynės kaip scenarijus, kaip siužetas irgi baigtas. Covidas. Bado žaidynės, elektromobiliai, visa žalioji figacija jau uždaryta, bet jie žaidžia iš inercijos, todėl kad kai niekam reikia vis dar pūsti, rusai puola ir karo mašiną. Suprantat, projektus ant akių užlenkinėja. Ir žiūrėkit dabar vėl Skvernelis, mano mylimiausias herojus. Nes jis yra flagmanas, jis pasirašė ant to. Jis labai norėjo būti lyderiu.
Skvernelis, tarp kitko vienas toks žaidėjas iš to pačio klano yra Kubilius, tik jisai biškiai aukštesniam žaidžia ES šitom. Tai čia Kubilius yra iš tos šou hebros. Tarp kitko įdomiausias apie Kubilių reikalas, kad aš dabar atrodau sąrašą, kuriame išviešinamas tas tipo susirinkimas ir kiek ten kokių asmenų susirinks Bilderbergo klube. Ir Bilderbergasgi sprendžia, kur mes kaip žmonija, avis ar multikai vystysimės toliau. A kam išviešinimas? Gyvenime šito nebuvo. Jie net nežinodavo žurnalistai, kas kur renkasi, ten gaudydavo, privažiuodavo, kažką fotografuodavo. O čia išviešinamas visas sąrašas, kur Kubilius tam sąraše. A Kubilis, žiūrėkit, kaip aprašytas. INT, ne LT, ne LTU korporacija, o INT, International, tarptautinis manageris. Taigi, kai išviešina tokius dokumentus, mes suprantam, kad visi tie, kas buvo slapti pilkieji valdytojai, yra jau visi ne tik kad išviešinti, jie paskelbti kaltais, kur šitą iliuziją atsidūrė. Taigi, Kubilius ten, Skvernelis čia, Jeglinskas, NSGK, Nacionalinio saugumo komiteto pirmininkas, meta dokumentų Seime ir neša kudašių, bandydamas įsivaizduoti, rodydamas visiems, kad jis ni prie dilach, ne prie reikalų. Starkevičius sėdi kaip katinas miltose ir bando padaryti vaizdą, kad jis nesupranta, apie ką kalba. Ir taip toliau, ir taip toliau. Tai brangiai rodo, kad leidžiantis nuo ES pseudoelitinių kvadro bobekų tiktokerių, šiai dienai Lietuvoje ir komitetuose ir dar žemiau partiniuose lygmenyse rodoma, kad šeimininkas uždaro senus projektus. Tas pokeristų žaidimas, kad jie visi blefuoja ir nežino, kur toliau judėt, šiai dienai rodo kitą, kad koncepcija ir scenarijaus naujo tikrojo nėra. Čia dar Kinija su Indija iš inercijos, ypač kiniečiai rėkia, kad mes pasiruošę visą socialinę ir ekonominę pasaulio sistemą perimti ir per globalizmą naujojo tipo ir dirbtinį intelektą jį valdyti. Čia senas scenarius. Nieko nebus. Dirbtinis intelektas kaip metalas žemiausiam lygmenį, ką jūs įsivaizduot, kad yra dirbtinis intelektas, jau nurašytas. Badas nurašytas, kovidas nurašytas, žalioji energetika nurašyta. Toliau, dar LGBT partnerystėje dar bando vargdienį stumti. Jau nurašyta. Kodėl? Iš sporto visur transgenderizmas išspirtas. Jūs matot šitą? Rusai grįžta su vėliava ir su himnais visur. O Meilutytė įsižeidus. Ai, Lietuva pažeminta. Eikit į šis kareles ir žvakutes eikit statyti. Už šitą visą nesąmonę savo klėdėsius. Taigi projektai ištrinami visi, kurie buvo, kaip aš juos vadinu, upeliais. Jie bėgo ir turėjo subėgti vieną milžinišką upę, didelį krioklį ir sukurt mums naują vadinamą pasaulio vandenyną, kurią mes turėjom kaip gupijos žuvytės turškentis, kur ten imituot dirbtinį intelektą kaip valdymo procesą, cenzūrą, skaitmeninį konclagį ir taip toliau. Šitas vandenynas virtualusis išdžiūvo. Nepasiekė upelį, upėse, niekaip. Kas toliau? Čia pasižiūrėsim. Taigi, noriu tik iš tos laimingos būsenos pasakyti, kad žiūrėsim apie Skvernelį dar antrą seriją. Skvernelis verkia Seime. Aš čia stengiausi dėl Lietuvos. Kaip kulverstukas mes statėm. Tik kulverstukas kažką pastatė. A Skvernelis nieko. Jis meta, bando su ašarom pilnomis, kaip sakant, vienos vietomis turiniu, mesti mandatą ir pasakyti, aš išėjau, atsikniskit nuo manęs, visi, aš nekalta. Tačiau žiūrėkit, grįžtų. Skvernelio parašai stovi ant labai rimtų dokumentų. Milžiniški pinigai, atsimena tas plikius, kur visi ministrai, kur mums tuvė COVID. Nuėjo daug pinigų tam, kad mus performatuotų. COVIDas, milžiniški pinigai. Žaliosios energetikos tuščia skardinė. Milžiniški milijonų, šimtai milijonų. Taip, stovi parašai. Visose šitose procesuose, kaip tu esi vadas, tu su savo grupuotė turi užtikrinti sistemai testinumą ir realizaciją. Kad tai turi būti tarakonų visuomenėje, avių ar gupijų akvariume įdiegta. Nieks neįdiegta. Jis dabar išeina,
su tokiu veidu dar, aš išeinu, nors verkia iš tikrųjų labai ir net konvulsijose. Tačiau jisai supranta vieną, atsakyti reikės. Tu taip nenusiplausi nuo tokių daiktų. Mafijiniai daiktai taip neatleidžia. Jį pastatė, o tu nesugebėjai. Atsimenat, žmogutis, kuris buvo atsakingas nuo globalinių struktūrų, kad Tarybų sąjunga kai sugriuvo, o Rusija turėjo būti perimta Ziuganovo, o ne Jelcino, kai jis nesuvaldė šitos situacijos, buvo rastas pakartas. Baltųjų šalmų Mi-6 agentas, kuris kūrė cheminės atakas Sirijai, teroristinius reiškinius, baltieji šalmai, atsimena, tokie buvo. Buvo rastas labai stipriai iškritęs iš lango, atrodo, kad 6 garvežiai per jį pervažiavo. Visų jų, kas nevykdo projektus, galas toks. Skvernelė, aš tau nelinkiu šito galo. Nors tavo galas yra galas. Suprantate, yra bėda, kažkas turi demonstratyviai būti, kad už neišmoktas pamokas nubaustas. Kažkam turi atidaužytę suliniuotę pirštai turi būti, kažkam per uodegą, kaip sakant, dirželiu, o kažkam ir blogiau. Kažkam gali baigtis ir kartuvės. Žiūrėkit, Sarkozy iki šioliai už nepadarytą Gruzijos projektą negali iš teismų išlysti. Visas susibaigęs kaip kriaušė sudžiūsi. A jį taso ir taso. Žinai, tas galas be galo. Taigi, norėjau atkreipdėmėsi šito laidą, kad visi projektiniai reiškiniai, ką nešė mums Švabas ir tas scenarius uždaromi mums ant akių ir beje labai greitai. Ir dar paskutinis, mano mylimas pavadinimas vadinasi šiandienai Skvernelis. Smūgis į šitas elitukės rodo, kad destabilizacija ir performatuojami vaizdeliai yra tam, kad Lietuvos neišvestų į karą. Taigi visos šitos buržuikės, balanos ir džiuvesėliai liks tokiem kaip algiams lėtai, valatkoms ir kitiems propagandonams, kadangi jų likimas, žinot, žaisti tik domino arba, kaip ten žinokit, kryžiukai, nuliukai, ant ko žaidžiame jūs suprantat. Už tai panika iš elitinio elito. Žiūrėk, į akį dar, ten nugriuvo prezidentas, bet prieš tai jam tvorą išlupo. Tokio įžūlumo dar nebuvę. Pavyzdžiui, Skvernelio. Krata pas Skvernelį. Buvusi, bet ką tik Seimo pirmininkas nespėjo atvėsti, jau pas jį krata. Ten vien šventi žmonės. Kas puola politikus? Mano atveju, tai aš labai puikiai žinau, taip čia bijau, čia kiekvieną dieną reikia žinoti viskas, kad tu... Jisai irgi sako, nieko blogo nepadariau. Nieko neleisiu. Rūta, kaip čia sakai, mes nežinom, kas kaip bus gyvenime, aš tai tą visą laiką sakau, bet kad Lietuvoje nuo 91 metų, aš anksčiau čia reikėtų šnekėti, bet jeigu 91 metais, kad GRU suformavo KGB asmenys, kurie valdo Lietuvą ir vektorius yra pajungtas į kitą pusę, tai yra taip. Tada antras yra dalykas, Rūta. Tie, kurie Lietuvai yra duotas vektorius valstybėje kelti chaosą ir valstybę Lietuvą grąžinti Rusijos glėbį, jie daro labai tvarkingai. Jūs manot, kad čia yra iš tos serijos, va šitas smūgiai prieš lyderius politinius. Absoliučiai, čia yra GRU principas išmušti lyderius, dar labiau, nes kadangi lyderiai užauga ir jie mato, kad gali partijas toliau laikyti ir vadovauti jom. Nes po to toks patsukas ateina, kur nors iš Briuselio ir tą patsuką visiškai gali paimti ir valdyti. Ta jie darė, GRU darė per KGBistus, tai 98 metais labai tvarkingai. Esmė, GRU Lietuvoje veikia tomas, bet, pavyzdžiui, tas aš ir Nausėdai kažkada, kai sakiau, ir kitiem, kada sukimau, jūs priimkit, nebijokit mūsų patiktą projektą dėl KGB dokumentų. Tai jeigu Kągi sąlygoja Žemaitaičio panika? Ajajai, Lietuvą valdo ruskiai GRU. Gerai, kad nepasakai KGB ir ten dar PSB ir taip toliau. Kas atsitiko? Juk Žemaitaitis yra iš šito pačio klano, beje, jisai yra tobulas COVID fanas. Atsimenat šito, ne? Vakcinuotis ir suhirinančius žmonės iki... Taigi, šiai dienai visa šitą trijulę Algučio, Žemaitaičio ir Skvernelio rodo, kad šito elito, kurį jūs dabar matote, yra labai artimas galas. Labai artimas. Už tai šitas Žemaitaitis ir panikuoja. Ajajai, mus užpuolė GRU. Skvernelis toks sąžiningas, toks jau tobulas vadovas ir menageris, a čia jį užpuolė. Kas antrina? Teisingai. Kokio jisai opoziciniai studijai sėdi? Teisingai. Britų tarnybų. Ko jums dar atsakyti? Žemaitaitis supranta, kad yra labai rimtas smūgis ir jie nebeturi šeimininkų. Už tai apie Madiarą aš atžymėjau, už tai atžymėjau Vatikano konfliktą, už tai matosi,
kaip Trumpas nebevaldo jokios situacijos Junktinėse Amerikos valstybėse. Dėl tos priežasties, kad jis privedė Junktinės Amerikos valstybės iki pilietinio karo chaoso ir destrukcijos, kas buvo numatyta pagal scenarijų, tačiau eigoje eidamas į tai, ko jis nepadarė. Teisingai, jis su Ukraina nenugali Rusijos, nepaima tos resursų dalies, kuriam priklauso, nesutvarko Izraelio, kai buvo numatyta jų plano, ir nesutvarko Irano. Ačiū blogai Kinijai ir Indijai. Taigi visų projektų globalių, kuriems gyventinis buvo paskirtas, jis nedadaro. O žinot, kaip tas arklys, atsimenat, bėgo iki finišo ir nugaišo. Ten nukryto ir jis sako, sako, aš tiek pinigų ant tave arklį pastačiau, tu visai nedabėgai. Jis sako, nesugebėjau. Tai Trumpas nesugebėjo nieko. Visos šitos pasiekmes už tai leidžia, pasikartosiu, išgyventi Rusijai ir problemos persiformatuoti Iranui, Kinijai ir Indijai. Su Izraeliu bus atskiri anekdotai. Taigi, va jums visas pokerio stalas, gerbimieji. Labai įdomu. Ir Lietuvos, kaip ir iš vienos pusės tokia padėtis, kad mes plūduriojam eketei, yra labai bloga, kadangi mes kaip tauta turėsim pradėti mąstyti ir priimti savo sprendimus, bet iš kitos pusės mes tos sprendimus priiminėsim ne per krūviną akmens amžiaus karą, ką sakė Algis greitai. Apsisprendimas tik jum. Taigi, nežinau, kaip geriau jums parodyti per tai, kas vyksta šį dieną Lietuvoje ir kad vyksta šienapjūtė elitų. Yra didžiulis konfliktai viduj jų klanų. Mes pamatysim, kaip to jie vieni kitus pridavinės, vieni per kitus greičiau. Ir tai, kad šiai dienai konfliktas valstybė korporacija išėjo tokį, žinot, susidūrimo piką. Valstybė kaip Rusija ir valstybė kaip korporacija akivaizdžiausias pavyzdys. Ir žiūrėkit, jie visi labai, dar paskutinę repliką norėjo, čia buvo diskusija, atsimenat, ypač prieš pusę metų, metus, pusantrų, tuoj nuims Zelenskį, reikia keisti, Zelenskis nenaudingas, reikia rusai, reikia amerikonai, reikia anglai, reikia pakeisti. Kodėl visi užtylo? Ryšių su tuo, juk viskas tai buvo su Epšteinu susėta. Kartoj procesas vienas, procesas kitas, jie vienas kitą turėjo sluoksniuoti kaip pyragas, tortas Napoleonas. Kai nevavyko procesai, užsikimšo dėl Zelenskio pakeitimo. Ogi kodėl? Zelenskio pakeis negalima. Nei nužudyti, nei pakeisti, niekaip kitaip. Todėl, kad globalinis valdytojas turės pripažinti ir pademonstruota visiems Švabo piramidei, toj vadinamoji kaip ten šveicariško Davoso, kad projektas korporacija nugaišo nudvėse. To, kad jūs turit pakeisti efektyvų menedžerį. Tarp kitko, efektyvūs menedžeriai ir efektyvūs valdytojai atsirado mūsų politikų lietuviškų leksikone. Ir rusų irgi. Kaip įdomu, šiaip visos efektyvių menedžerių. Šitą naratyvą ir žodžių junginį įnešiau kaip į rusų kalbą per interviu ir čia per savo laidas Lietuvoje aš. Taigi, mėlyjei, ačiū, kas palaikot, ačiū, kas žiūrite, ačiū, kas suprantate ir nusišypsokite. Čia jums buvo geltona saulė iš Maskvos. Dabar galit vibratorių įsijungti. Mėly bučiojo, Ainis.